Labai dažnai paklausia, koks yra skirtumas tarp tinklinio marketingo ir tradicinio verslo. Ir trumpas atsakymas, kad tinklinis marketingas yra kur kas paprasčiau mirtingajam, tokiam kaip aš. Ir tai reiškia, kad tradicinėme versle tu pats turi sukurti idėją, tu turi išsinuomoti patalpas, tu turi nusamdyti žmones, tu turi sukurti produktą kažkokį, tu turi surasti tiekėjus, tu turi nusamdyti apskaitininką, buhalterius ir visą darbą tu turi atlikti pats, nes tai yra tavo verslas. Ir dėl to net 95% verslų paprasčiausiai bankrutuoja. O tinklinis marketingas tai yra verslas dėžėje. Ir visą tai, ką aš tau čia išvardinau, kompanija pasirūpina pati už tave. Jie jau sukūrė produktą, sandėlius ir visą kitą. Visą tai tau nereikia daryti. Tau nereikia investuoti pinigų. Tau tai reikia dalintis kompanijos sukurtų produktų ir kviesti kitus prisijungti prie šios kompanijos. Tai jeigu tau aktualu ir tu norėtum sužinoti, kaip tai padaryti, susisiek su manimi ir aš tau tikrai viską papasakosiu.